Kol kas. Taip. Paskutinė šio vakaro gimnastė. Įspūdingas buvo jos pasirodymas su kamuoliu, nepaisant tų klaidelių, kurių išvengti nepavyko ukrainietei. Žiūrėsime, kaip seksis su lanku. Tai buvo Anastasija Mulvina, taip nuščiuvo tribūnas. Natalija giliai atsidusa, kai lankas buvo išmestas per aukštai. Taip, nemato mūsų bičiuliai salės lubų konstrukcijos dėja. Tai dar kartą pakišo koją Mulvinai. Viena iš teisėjų brigados narių ukrainietė vėlgi apeliuoja į tai savo kolegiams. Na, ką padarysim? Yra kaip yra, galbūt kitame turnyre mes jau būsime kitoje arenoje, galbūt net ne Vilniuje, galbūt kitame mieste, o kol kas šį vakarą viskas, mėly bičiuliai, jūs stebėjote pirmojo tarptautiniam Dalios Kutkaitės vardo meninės gimnastikos turnyro tiesioginę transliaciją iš Vilniaus Tauro sporto mokyklos salės. Aš dėkoju šią transliaciją padėjusiai mums stebėti Natalijai Dievižienei.